Sveiki, esu naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis ir tęsime diskusijas apie žiniasklaidą, į kurias kviečiame ne tik praktikuojančius žurnalistus, redaktorius, vadovus, bet ir žmonės iš akademinio pasaulio. Žiniasklaida šiandien susiduria su pasitikėjimo iššūkiais, o dėl auditorijos dėmesio su ją konkuruoja ne tik platformas, socialiniai tinklai, bet ir į žurnalistinį panašų turinį kūriantis turinio kūrėjai. Šių ir kitų iššūkių kontekste ieškom atsakymų į tai, kaip tradiciniai žiniasklaidai išlikti svarbiai ir aktualiai. Mūsų šį laidų ciklą remia Medijų rėmimo fondas, o šiandien kalbėsim apie tai, kokią vietą užima tradicinė žiniasklaida pasaulyje, kuriame vis daugiau laiko skiriame socialiniams tinklams, ten ieškome ne tik žinių, bet ir autoritetų, kurių nuomonėmis pasitikime, o kartais randame ir dezinformacijos. Kažkada spauda, radijas ir televizija formavo mūsų supratimą apie pasaulį, o kas jį formuoja šiandien ir kokiamis sąlygomis tradicinė žiniasklaida gali išgyventi šitame technologijų pasaulyje, kuriame susidurėme su informacijos pertekliumi. Tai šiandien šalia manęs du svečiai, tai Gytis Oganauskas, LRT generalinės direktorės pavaduotojas. Sveiki, Gyti. Labą dieną. Ir Džina Danauskaitė, Lietuvos žurnalistikos centro vadovė, taip pat Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimų centro asistentė, mokslo daktarė. Sveiki, Džina. Labą dieną. Aš gal nuo įžvalgos norėčiau pradėti. Kasmet skaitau Reuters instituto, kuris tyrinėja žiniasklaidą ir žurnalistiką, tokią ataskaitą, kurią jie vadina Digital News Report. Ir aišku, kiekvienais metais, iš esmės jau galime matyti tendenciją, kad tradicinės žiniasklaidos vartojimas, jisai menksta. Daugiausiai tai susijęs su tuo, kad jauna auditorija yra vis mažiau tikėtina tradicinės žiniasklaidos vartotojai ir ieško informacijos alternatyviuose šaltiniuose. Ir pernykštėje, man atrodo, toje ataskaitoje skaičiau to instituto vadovo įžvalgą, kad tai, jog žmonės sensta, savaime nereiškia, kad jie pradės skaityti naujienų portalus, žiūrėti televiziją ar klausytis radijo. Jie lieks prie savų įpročių, kurios susiformavo, o tai reiškia, kad tradicinės žiniasklaidos auditorija toliau yra pasmerkta nykti ir mums teks kažkaip prie to prisitaikyti. Tai kaip taikysimės, šiandien apie tai ir pasikalbėsim, o ponia Oganauskai, nuo jūsų gal norėčiau pradėti ir nuo klausimo, tai kalbant apie tą ateitį, jūs optimistiškas ar pesimistiškas? Aš manau, kad bet kokiu atveju, aš sakyčiau, kad aš esu optimistiškas, nes bet kokiu atveju aš manau, kad poreikis informacijai po žmonės vis tiek išliks ir jie vis tiek jos kažkur ieškos, tai klausimas tik tai kur ir ar mes sugebėsime, mes čia turiu omeny vadindami tai tradicinę žiniasklaidą ir sugebėsime tas pozicijas išsaugoti. Bet kokiu atveju aš manau, kad jeigu mes ir kalbame apie tas tradicinės ar ne formos, kaip ten televizija, radijas arba spauda, tai bet kokiu atveju jau viskas dabar skaitmenizuojas ir bet kuri žiniasklaida jau yra skaitmeninė. Tai turbūt labai sunku dabar būtų surasti kažkokią žiniasklaidos priemonę, kuri neturėtų kažkokios savo buvimo kažkokiose skaitmeninėse platformose, neieškotų naujų formų. Tik vieni tai daro aktyviau, kiti galbūt yra mažiau aktyvus, tai bet kokiu atveju netgi ir tas pats televizorius, ar ne, kuris stovi mūsų namuose, nepaisant to, kad žmonės jo nenaudoja jaunesni tam, kad jie žiūrėtų televiziją, neturi atsivedę ten kabelių ir prisijungę antenos, bet jie vis tiek jį naudoja medijoms. Tai yra, ar žiūri filmų serialus, žiūri YouTube, kuriame taip pat gali rasti informaciją, klausimas, kokią ar tu ją atsirenki. Tai čia labiau turbūt yra klausimas apie formas ir būdus, bet ne apie tai, kad kažkas išnyks. Galbūt išnyks jo forma kaip kažkoks spausdintinis dalykas arba forma, kad tu būtinai turi žiūrėti televiziją per kažkokį tai prietaisą, kuris yra vadinamas televizoriumi ir to jau dabar nebėra. Tai čia tiesiog yra apie tai, kokie būdai ir kokios technologijos atsiras, bet poreikis žmonėm gauti gerą pramogą, būti informuotiems, gerai praleisti laiką ar ten, pasižiūrėti sporto varžybas, aš manau, jie ir toliau išliks. Klausimą turbūt reikia kelti ir ar žiniasklaida suspėja paskui tas technologijas ir suspėja paskui tą auditoriją ir ar nepavėluos. Ponia Danauskaitė, kaip jums atrodo? Vieni suspėja geriau, kiti suspėja prasčiau. Bet iš tikrųjų yra tas nerimas dėl ypač jaunos auditorijos ir iš ties jauna auditorija, jinai neieško, jinai vengia, yra linkusi vengti informacijos
Ir netgi kalbant apie naujienų monetizavimą, kuomet kalbame, kad jauna auditorija net nėra linkusi mokėti už informaciją, prenumeruoti žiniasklaidos kanalus, bet visai gerai prenumeruoja kokį Netflixą, Spotify ir panašiai. Reiškia, įprotis prenumeruoti yra, bet žiniasklaida nesirenkama kaip paslauga. Taip, tai žiniasklaidai čia yra, dėl to klausimo, ar sumažės jos reikšmė, tai manyčiau, kad reikia žvelgti realistiškai, jinai nesumažės, jeigu mes bandysime įtikinėti jos reikšmę ir rodyti svarbą tos reikšmės. Nes jeigu, pavyzdžiui, rinkimuose jauna auditorija visai neseniai praūžusiuose netaip smarkiai, auditorija piliečiai ar netaip smarkiai dalyvavo, tai jie gal nesuvokė savo vaidmens reikšmės, tai tam gyvenimui, kurį mes gyvensime jau netrukus, ir tai mūsų ir žiniasklaidos uždavinys, ir švietimo sistemos uždavinys yra rodyti tą reikšmę to vaidmens. Ir taip gali būti, kad tą jauną auditoriją anksčiau ar vėliau vis dėlto pavyks prisitraukti, nes bet kuriuo atveju jų gyvenimai priklauso nuo to, kaip jie renkasi, o geriems pasirinkimams daryti reikia geros informacijos. Ir socialiniai tinklai, nepaisant to, kad jie iš tikrųjų dominuoja kaip toje meniu ar ne jaunų žmonių auditorijos, pasitikėjimas jais vis dar yra mažesnis negu tradicinė žiniasklaidos priemonėmis. Tai yra galimybė žiniasklaidai tai išnaudoti, bet aišku, savaime niekas neatsitiks. Nebėra taip, kaip buvo masinių medijų laikais, kuomet tu paskelbi kažką per žiniasklaidos priemonės ir viskas puikiausiai, ar ne, auditorija yra paveikiama, jinai vienokias ar kitokias išvadas pasidaro ir veiksmus vienus ar kitokius. Dabar ta auditorija gali tiesiog negauti informacijos. Tai tą reikia turėti omeny, kad ta komunikacija su auditorija jau nebebus tokia, bet į jauną auditoriją ir apskritai visas auditorijas verta ieškoti naujų kelių. Ir verta ir reikia žiniasklaidai, jeigu mums yra poreikis to žiniasklaidos išlikimo, manyčiau, kad demokratinėse šalyse yra tas poreikis. Aišku, ir žiniasklaida jau dabar nebėra tas vienintelis kanalas komunikacijai, ar mes kalbame apie politikus, ar kalbame apie verslą, ar apie kitus visuomenės lyderius, nes jie tuose pačiuose socialiniuose tinkluose gali pranešti tai, kas jiems aktualu, be jokio filtro. Gal ir čia yra priežastis, kodėl ta žiniasklaida, jeigu tikėsime prielaidą, tai tampa mažiau svarbi, ponia Oganauskai. Tai, kad technologijos suteikia kiekvienam iš mūsų ar ne galimybę reikštis labai įvairiai, nuo parašymo kažkokio komentaro po kažkieno įrašų Facebook ar kitam socialiniam tinkle, iki to, kad aš galiu dabar turėdamas savo mobilųjį telefoną pats tapti žiniasklaidos priemonę, nežinau, susikurti kažkokioje mokėjimų platformoje, kaip tarkim ten Substack ar Patreon paskyrą, nusifilmuoti save, įsirašyti, kurti tinklalaidę ar kurti televizijos laidą, tai tiesiog išauga didelė galimybė rinkti žmonėm ir didelė galimybė išreikšti save pačiomis įvairiausiamis formomis. Ir mes turbūt niekada negyvenom tokiam dideliam informaciniam triukšme, kaip mes gyvenam dabar, kur turinio pasiūla yra tiesiog begalinė. Kai tu, nežinau, ten prieš 30 metų išsimdavai laikraštį iš pašto dėžutės ir sužinodavai, kas įvyko vakar, tai dabar, tiesiog tave užplūsta tam vadinamaisiais push notificationais, ar ne, jeigu tu juos turi savo telefone, gausybė pranešimų, tu tada gauni kokius nors naujienlaiškius, tada matai, kad ten YouTube kažkas naujo yra įdėta, tai gyventi tame turbūt nėra paprasta ir turbūt yra dar viena tendencija, apie kurią Džina šiek tiek užsiminė, kad žmonės bėga nuo to informacinio triukšmo, bėga nuo tų naujienų ir tai yra dar turbūt viena iš problemų, kad jauni žmonės ir jauna auditorija tiesiog nenori gyventi kažkokiam negatyviame fone, o dabartinis pasaulis ir dabartinės naujienos, kurios mus pasiekia, vis tiek ten tas, galbūt sakyčiau, negatyvas labiau dominuoja negu kažkokios pozityvios naujienos ir čia turbūt aš matau pavojų, kad yra tas įprotis, kad nepaisant to, kad pasiūla yra labai didelė, žmonės tiesiog atpras nuo to, kad būti informuotam yra svarbu ir kad tu negali gyventi visą laiką tik tai pramogoje ir kažkokiame turinyje, kuriame tu jautiesi komfortiškai, bet ir čia ir turbūt ir yra mūsų švietimo sistemos, kaip minėjo Džina, žiniasklaidos prievolė ir būtinybė įrodyti ir papasakoti, kodėl yra svarbu būti informuotam, kodėl tu negali pabėgti nuo naujienų ir bent kartą per savaitę turėtum pasidomėti, kas vyksta pasaulyje ar Lietuvoje.
Kažkaip pagalvojau, visai įdomus kampas iš tikrųjų. Dabar čia mes visi bendruomenėje diskutuojam, kaip spėti paskui tą auditoriją, kuri vartoja turinį kitais būdais, tačiau tuo pačiu bandydami spėti, kūrėme dar daugiau turinio ir didiname jo pasiūlą, kai tuo pačiu kalbame apie tai, kad žmonės nebenori tiek daug to turinio. Tai kaip čia išlaviruoti? Nežinau, ponia Danauskaitė, gal jūs turit įžvalgą? Na, visas tas laviravimas, jisai ir vyksta tokiu klaidų bandymų metodu. Tu bandai siūlyti ir žiūri, kaip veikia. Bandai siūlyti, jeigu ne vieną naujieną, tai kartu su kokia, meniu pateiki su kokiu nors garnyrų ten ypatingų ir vien dėl to garnyro gali ir neatsisakyti ir tos tavo naujienos. Tai žiniasklaidoje apskritai dabar yra tas laikotarpis, kuomet visos tos inovatyvios žiniasklaidos priemonės tiesiog bando pasiekti auditoriją. Ir apskritai koks yra toks dominuojantis patarimas dabar taikomosiuose įvairiuose tyrimuose, kad nereikėtų galvoti apie auditorijas kaip tokias, nereikėtų galvoti apie skaičius, nors mūsų tos socialinės medijos ir didžiųjų duomenų laikais mes tų skaičių daug turim ir ten visai kaip jais operuojam, reikėtų vis dėlto galvoti apie bendruomenės, apie konkrečius žmonės, kuriuos tu nori pasiekti, apie tai, kas jiems rūpi, tokį kokybinį aspektą daugiau įveiklinti, kuomet tu galvoji, kaip atnešti tą žinią, kaip atnešti naujieną, ar kartu kas eina su naujiena, kokia nors kokybiška pramoga auditorijai. Tai vienas toks variantas. Kitas variantas irgi neseniai organizavom žurnalistikos centre didelį naujienų leidėjų dienas ir buvo pristatyta keletas tyrimų žiniasklaidos organizacijų, kurie bandė tiesiog tam tikrus segmentus padidinti. Pavyzdžiui, kad naujienų, politikos naujienų daugiau skaitytų moterų auditoriją. Tai jie padidino auditoriją, tokie keletas eksperimentų buvo pristatyti apie 15% vien padidinami moterų eksperčių ir moterų cituojamumą savo turinyje. Tai ir atrodo tokie keisti dalykai, kurie turėtų galbūt ir nereikšmingi, bet jeigu žmogus auditorija, jeigu tas pats jaunimas nemato savęs ar ne tame ir tiesiog mes iš jo turim lūkestį pasitikėti, tai ką tiesiog, pasitikėti mumis be jų pačių įtraukimo, ar ne, bet kokiu, ar ne, tuo patiekalu, kurį jam patiekiama, tai gali būti tas lūkestis mūsų visiškai nepagristas. Reikia galvoti ir apie tai, kaip būti relevantiškam, kaip atitikti tos auditorijos kažkokius norus, lūkesčius, poreikius. Pone Oganauskai, gal jūs galite papasakot, kviečiausi jūs į šitą laidą dėl to, kad LRT per visas 3 platformas yra. Ne? Yra tiek televizija, tiek radijas, tiek portalas, digital spauda. Gal galėtumėt papasakoti apie būdus, ką jūs šiandien bandote inovuoti, gal turit kokį skaitmeninės transformacijos planą, kurį vykdot ar vykdysit artimiausiais metais? Taip, tai turbūt tas mūsų uždavinys nėra toks lengvas, nes mes kaip visuomeninis transliuotojas turėtume pasiekti visus, bet tai mes irgi suprantame, kad tas uždavinys nėra turbūt 100% įgyvendinamas dėl to, kad tu galvodamas ir inovuodamas apie tą auditoriją, kurią tu turi ir kažką bandydamas keisti, tu rizikuoji ir neprisitraukti naujų, bet lygiai taip pat ir prarasti tuos, kuriuos tu turi, nes tiesiog tie veiksmai, jie kartais atrodo gal ir teisingi, bet tiesiog tu padarai kažkokį veiksmą ir tada matai, bet žiūrėk, tie neatėjo, o kažkodėl tai ten mažėja tų žmonių, kurie, žiūri vieną ar kitą televizijos laidą arba vieną ar kitą televizijos kanalą. Tai iš esmės, mes bandome eiti tokiu labiau multiplatforminiu keliu, žinoma, eiti labiau į skaitmeninius tinklus, ypatingai su radijum, nes, radijas yra ta medija, kuri turbūt labiausiai kažkokius sunkesnius laikus išgyvena dėl to, kad, tiesiog tiek pati technologija, tiek, ten atsiranda automobiliai, kuriuose jau nebėra radijo imtuvų ir kuriuose yra tik tai kažkokie skaitmeniniai skydeliai, tada tu turi galvoti, kad gal tada mums reikia būtinai padaryti aplikaciją automobiliam, kad mes pasiektume tos vartotojus. Lygiai taip pat ta tendencija, kai žmonės jau nebeklauso linijinių būdų arba nežiūri linijinių būdų tiek televizijos, tiek radio, tai reiškia, kad tu turi stiprinti savo skaitmeninės platformas ir galvoti naujų būdų, kaip tą turinį tenai supakuoti, kad jisai būtų patogus tiek vartojimo prasme tavo auditorijai, tiek turinio prasme lengva surasti, kas yra kur.
Tai tiek LRT radioteka, tiek LRT mediateka jau yra tie du produktai, bet tada mes matome, kad, tarkime, žmonės labai mėgsta filmus ir serialus, tai tada sukūrėme dar platformą LRT Epica, kur yra grinai žiūrėti tokiam ilgesniam, sakykime, turiniui, bet ne naujieniniam. Lygiai taip pat galvojame apie tai, kaip mums efektyviau išnaudoti visus tuos resursus, kuriuos mes turime. Na tai dabar toks pagrindinis šių metų pabaigos, kitų metų pradžios tikslas, tai yra sujungti visas 3 mūsų naujienų tarnybos radiją, televiziją ir internetą, kad tas darbo planavimas ir naujienų nušvietimas vyktų kuo sklandžiau, kad tos funkcijos nedubliuotų viena kitos ir kad tas naujienos kelias iš karto būtų toks greitas, kad, nežinau, ten atsiranda internete, tada kažkokie pirmieji komentarai radijoje ir jau televizijoje, kuri yra tokia, sakykime, tam tikrą prasme lėčiausia medija, jau tu vakare gauni labiau ekspertinės įžvalgas, išvadas apie tai, kas per dieną įvyko. Tai, ir žinoma, mūsų tikslas yra būti tose platformose, kur yra mūsų auditorija. Tai jeigu mes kalbame apie vaikus ir jaunimą, tai mes matome, kad, tarkime, vaikišką turinį, dar tokiam patiem mažiausiam vaikam tu gali rodyti televizijoje, nes ten vis tiek priima turbūt sprendimą ten tėtis, mama ar močiutė, kurie kartu gali pasižiūrėti, bet kai jau vaikas paauga, tampa paaugliu, tai tuomet jis jau sprendžia pats ir jau tikrai televizija nėra jo pirmas pasirinkimas. Tai tada mes padarėme ir vaikams YouTube kanalą, ir paaugliams YouTube kanalą, tai žodžiu, sekame paskui auditoriją, ir žiūrime irgi, kaip Džinas sako, kas veikia, kas neveikia, nes tu tam tikrus dalykus padarai, tarkim, kaip pavyzdys, mes padarėme Telegramo kanalą rusų kalba, bet nors ir suprantam, kad ten yra didelė rusakalbė auditorijos dalis. Čia ten yra grinai imigravus. Jo, bet mes matome, kad jie tiesiog turi tiek daug kanalų, kad jie vis tiek skaito tuos kanalus, kurie yra kuriami toj valstybėje, iš kurios jie atvyko, ten ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų, nežinau, Rusijos opoziciniai kanalai, bet kažkaip su vietinė žiniasklaida jie netaip integruojasi arba netaip jie atranda. Tai tokių bandymų kelių visą laiką eini ir žiūri, kas veikia, kas neveikia. Pane Danauskaitė, gal labiau klausimas jums, nes LRT kaip visuomeniniam transliuotojui nereikia rūpintis tuo, kaip jam uždirbti pinigus, o kalbant apie tradicinės žiniasklaidos ateitį, be abejo svarbu ne tik žurnalistika ir jos kokybė, bet ir pinigai. Bent jau Lietuvoje susidurėm su situacija, kad žiniasklaidos priemonėms sunku uždirbti kažkaip labai daugiau, negu jos dabar uždirba. Reklamos rinka, net jeigu ir auga, tai neauga labai sparčiai, bet to dėl reklamos pinigų žiniasklaida konkuruoja su socialiniais tinklais ir paieškų varikliais. Tuo pačiu auditorija vis dar nėra labai norinti mokėti už turinį per prenumeratą, ką ir pati minėjot, kad jauni žmonės to nedaro. Ar yra receptų šitoje vietoje? Ar yra pavyzdžių užsienyje, kurie parodė, kad tam tikri finansavimo modeliai veikia, gali padėti žiniasklaidai daugiau uždirbti, o tai reiškia ir samdyti didesnės komandas, gerinti turinį? Šiaip tai pasaulio praktikoje ta kryptis yra diversifikavimo pajamų iš principo. Visos žiniasklaidos priemonės, net nuo pačių didžiausių iki pačių mažiausių diversifikuoja savo pajamų šaltinius, tai nėra vien tik priklausomi nuo reklamos ar prenumeratų, bet ir taip ir atsiranda, pavyzdžiui, prenumeratos žiniasklaidos priemonėse, internetinėse, kas Lietuvoje labai buvo net neįsivaizduojamas dalykas, bet šiandien po truputėlį atsiranda šitą praktiką ir daugėja auditorijos. Gal ne taip sparčiai, kaip žiniasklaidos priemonės norėtų, bet vis tiek jos daugėja, ir jinai taip atsiranda tas vadinamasis crowdfundingas, kuomet pati auditorija, pati bendruomenė žiniasklaidos priemonės remia savo auditoriją. Žiniasklaidos priemonės organizuoja didelius renginius savo bendruomeniai, tuo būdu užsitikrindami ir galbūt reklamos užsakovų, ar ne, jeigu tai yra verslui ar organizacijoms skirti renginiai, ir auditorija savo ugdosi, kaip, pavyzdžiui, Delfi daro, ar ne, geriausia diena, ar ne, mokyklos diena ar pamoka, tai jauna auditorija ir ne savo auginasi. Tai per renginių organizavimą, per kažkokių bilietų pardavimą ar paramos papildomos iš įvairių fondų suradimą, iš viešųjų šaltinių suradimą, tai yra įmanoma gauti.
Na ir aišku, Lietuvoje dar taip smarkiai mes nesidaram su didžiosiom platformom, bet yra kryptis ir dėrėjimuose su didžiosiomis platformomis, kaip Google paieška ar ten Facebookas, nors Facebookas labai deprioritizavo naujienas pastaruoju metu, bet yra tie inovatyvios platformos, kuriomis labai naudojasi auditorija, o jos savo ruoštų naudojasi žiniasklaidos produkcija. Žiniasklaidos sukūrimo turiniu tam, kad jų verslas būtų sėkmingas tokiuose mažose rinkose, kaip Baltijos šalių rinkose. Tai kol kas Lietuvos leidėjai nėra agresyviai nusiteikę šitų didžiųjų platformų atžvilgių, bet akivaizdu, kad ir kol kas dar gana draugiška ta tokia santykis, ar ne, yra su partnerystės santykis, bet turbūt ateina ir tas laikas, kuomet reikės dėrėtis dėl savo pyrago dalies. Pane Oganauskai, kalbant ne apie pinigus, bet kalbant kažkiek apie tai, ką minėjo pane Danauskaitė, tai taip, atvaizduojamumas socialiniuose tinkluose naujienų yra problema, pastaruoju metu keitėsi tie algoritmai, kalbama ir tyrimuose apie tai. Jūs tai pajutote kaip žiniasklaidos kanalas LRT? Taip mes pajutome ir čia yra ne tik algoritmų pasikeitimas, bet ir pačių taisyklių, kurias platformos pradeda diktuoti žiniasklaidos priemonėm, kaip pavyzdys yra tas pats YouTube'as, kurie jau tu kaip ir dedi savo turinį ten, ar ne, ir mes šiuo atveju kaip televizija, kalbant apie televiziją, ar ne, mes turime savo platformą ir turime YouTube ir mes visada sprendžiame ir turėjome tokią dilemą, ar mes turėtume visus atvesti pas save ir dėti savo turinį tik YouTube, nusprendėme, kad norėdami pritraukti naujų auditorijų turime būti tenai. Bet tuomet, YouTube'as jau pradeda sakyti, kad žiūrėkit, kad mes ketiname pakeisti taisyklės ir dabar šitas turinys, ne visiškai galbūt priklausys jum ir tada visi kūrėjai galės bet kada jį paimti, pernaudoti, cituoti, karpyti ir tada, tu galvoji, bet pala, o kaip ten yra su autoriniam teisėm ir panašiai. Ir kadangi mes dar esame ir Europos transliuotojų sąjungos nariai, kurie, tokia kaip tinklinė organizacija, bandome palaikyti kontaktus su tom didžiosiomis technologinėmis platformomis, tai mes jaučiam tokį atšalimą tos tradicinės žiniasklaidos atžvilgių, kai anksčiau tu dar, nežinau, galėdavai konsultuotis dėl pačių įvairiausių technologinių dalykų, ar dėl kažkokių priežasčių kažkas apskundžia tavo paskyrą, užblokuoja klaidingai, jie padėdavo tas problemas įspręsti, tai dabar, toks jau jaučiasi, kad, jūs mums nebe tokie įdomus, mes kursime ir turinį dėliosime taip, kaip mums priimtina ir mums ta tradicinė žiniasklaida galbūt jau nebėra tokia įdomi. Tai čia yra tas niuansas, kad tu gali tam būti, bet platforma gali padaryti, kad tavęs ten nieks nematytų arba matytų tik kažkas labai nedaug arba tik kažkokie burbulai. Tai čia yra tas, aš matau, pakankamai didelį pavojų dėl to, kad dalis žmonių yra pakankamai didelė tų, kurie naujieną sužino tik iš socialinių tinklų ir nebūtinai iš to, ką tu įdedi savo paskyroje, bet iš to, kad ten, nežinau, įdeda jų draugai, kažkokie ratai ar kažkokios paskyros, kurias jie seka. Ir kad iš esmės ta tradicinė žiniasklaida iš tų tinklų jinai bus palaipsniui išstumiama, ir tai atsiranda, aišku, terpė tada ir melagienom, kažkokiem kitiem kanalam, kurie galbūt skelbia kažkokią nepatikrintą informaciją ir taip toliau. Dar prieš 10 metų, kai sėdėdavau pas Džiną Danauskaitę paskaitose žurnalistikos institute Vilniaus. Reikėjo sakyti, kad taip sėdėjai. Vilniaus universiteto, tai kalbėdavom ten, nežinau, ar tiksliai pas jūs, nepamenu, ar kažkur kitur apie piliečių žurnalistiką, pilietinę žurnalistiką buvo. Buvo kalbama Lietuvoje, dar praktikoje to nematėme, bet iš tikrųjų dabar matom vis labiau, tie žmonės kuria mažas redakcijas, kartais vieno žmogaus, kartais kelių žmonių, tuo pačiu jie tampa ir nuomonių lyderiais socialiniuose tinkluose, tampa influenceriais, kurie konkuruoja su tradicinė žiniasklaida dėl dėmesio, nes gali pasiūlyti atsakymus į sudėtingesnius klausimus, kurių žiniasklaida nepasiūlo dėl to, kad pretenduoja į objektyvumą, visų pusių pakalbinimą, buvimą visiems vienodai teisingiems. Pone Oganauskai, jūsų norėčiau klausti, nes kaip tik kalbant apie tai, prieš porą dienų perskaičiau naujienas, kad LRT portale neliks LRT žurnalistų komentarų. Tarsi aišku, kodėl, suprantamas tikslas tam, kad žurnalistai nebūtų painiojami su nuomonėmis, kurias jie galbūt turi ir norėtų reikšti. Bet ar šiems laikams, kai
kai žmonėms reikia ne tik faktų, bet ir nuomonių, kai žmonėms reikia kartais pasakyti, kaip jie turėtų galvoti, ar tai nesumažins jūsų pasiekiamumą? Sunku atsakyti, ar nesumažins pasiekiamumą, bet aš tikiuosi, kad padidins patikimumą, nes aš manau, kad mes aš suprantu tą tendenciją, kad žmonėms reikia kažkokių, nežinau, nuomonių lyderių ir paskui kurios galbūt kai kuriem reikia, paskui kuriuos jie seka, kurių nuomonė jiem yra svarbi, tarkim, nežinau, ten tas pats Andrius Tapinas turi kelius šimtus ar ne tūkstančių sekėjų, arba ten, nežinau, tas pats Olegas Šurajevas, tai Andrius Tapinas gerai, jis turi kaip ir Laisvės TV, bet iš esmės, aš manau, kad atsakomybės lygis tavo kaip žiniasklaidos priemonės šiek tiek yra didesnis, nors dabar kaip ir tą reglamentavimą bandoma šiek tiek suvienodinti tų kanalų ir tradicinės žiniasklaidos, bet vis tiek aš nemanau, kad auditorijai turėtų kilti įtarimų ar kažkokių klausimų vienam ar kitam žmogui, kuris, tarkime, dirba LRT, dėl jo patikimumo ar objektyvumo, vien dėl to, kad, nežinau, jisai kažką vienaip reiškiasi Facebook'o, kitaip reiškiasi, tarkime, mūsų radio ar televizijos eteryje, parašo vienokį ar kitokį komentarą, bet paskui tą patį žmogų kalbina savo radio ar televizijos laidoje, tarsi nieko neįvyko ir jis jam tarsi jokių pretenzijų neturi ir yra objektyvus jo atžvilgiu, tai aš manau, kad taip neturėtų būti ir iš esmės, kad ta nuomonių žurnalistika jinai vis tiek turėtų būti tokiam labiau ekspertinėme lygyje. Ir aš nenuneigiu to fakto, kad žurnalistai irgi yra savo sričių ekspertai toj srityje, kurioje jie dirba, bet vis dėlto, sakyčiau, kad tai turėtų būti atskirta, nes tai, ką mes matome, tarkime, tų influencerių arba tokių nuomonės lyderių, kurie veikia ne tradiciniai žiniasklaidai, bet tarkim socialiniuose tinkluose, tai, jie dažnai labai greitai, nežinau, arba kažką nuteisia, arba kažkokie tokie vieši linčo teismai ten gali labai greitai vykti, kai tu net neišgirsti kitos pusės, bet tiesiog pasakai, kad, nežinau, tas žmogus padarė tą, o paskui jau ten aiškinkis komentaruose ir nebūtinai tą teisybę surasi. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai galbūt įdomu, patrauklų kai kam, bet mes vis tiek manau, kad tą skirtį turėtume turėti. Pane Džina, kaip išlaikyti tą patikimumo standartą tada, kai žmonėms reikia paprastesnės informacijos? Patikimumo standartą? Nėra jau taip sudėtinga išlaikyti patikimumo standartą, bet kiekviena informacija jinai reikalinga patikrinimo laiko, profesionalaus patikrinimo ir tą daro žurnalistai. Ir aš, čia kalbėjom ar ne, užsiminėt apie Andrių Tapiną arba irgi galim turėti omeny, pavyzdžiui, Skirmantą Malinauską, apskritai tos visus populiarius labai influencerius vadinamus. Kai tu pasižiūrėjai jų tą biografiją, tai jie buvo profesionalūs žurnalistai, tai jie turi tą įgūdį ir tai galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl jie yra tokie patrauklūs auditorijai, jie dar įpila ar ne ten savo truputėlį prieskonių įdeda į savo komunikaciją, kas tinka labai socialinių medijų algoritmams ir jiems puikiai sekasi tą auditoriją auginti. Bet ar nepatikima žiniasklaidos priemonė, ar nepatikimas kanalas gali tapti tokiu pačiu populiariu ir atliepti auditoriją, tai būtų įdomu pažiūrėti, bet... Mes čia, aišku, dar galėtume ir padiskutuoti, kas yra tas patikimas. Dar tokią vieną tik mintį norėčiau pasakyti, kad jinai gal ir nebus labai populiari mintis, reiškia, kolegų atžvilgių, bet aš manau, kad būtent tų populiarių influencerių sėkmė ir apskritai tai, kad mes gyvenam dabar toj duomenų žiniasklaidoje ir tu matai, kas veikia, kas neveikia, tiesiog yra pas daugelį žmonių tas siekis, pripažinkime visi, kad mes esam žiniasklaidoje, turime šiek tiek to narcisizmo ir noro būti matomais, tai tas tokių, pavadinkim, tai klikų siekių arba kažko tai laikų siekio, jis yra ir kai tu pamatai, kad tu, nežinau, parašai kažkokį įrašą Facebook'e ir jis ten sulaukia 1000 patiktukų ir tada tu, matai, reiškia, jo, tas mano sarkastiškas, ironiškas turinys veikia, reiškia, aš rašysiu to dar daugiau, ir tada jo, toks truputėlį jau ir susivelia, ar tu esi tada žurnalistas, ar tu esi toks nuomonės formuotojas,
kuris reiškia savo požiūrį į skirtingus gyvenimo klausimus. Na ir tie turbūt pavyzdžiai, ten ar Andriaus Tapino, ar Skirmanto Malinausko, na jie masina ir tuos, kurie dirba tai ir tradicinės žiniasklaidos priemonės ir tą savo tokią kaip žurnalisto, savo pavardės prekės ženklą irgi kažkiek nori sukurti. Tai vat toje vietoje yra tokia, sakyčiau, pakankamai slidi riba, kai tu jau gali nueiti per toli ir tada klausimas, ar tu jau turi tada tikrai dirbti tradicinį žiniasklaidą, gal tau tikrai išeiti, susikurti savo YouTube kanalą ir kurti tą turinį, kurį tu nori, ar vis dėlto tu esi tose tradicinėse žiniasklaidos veikimo sąlygose ir tu tada vis tiek turi laikytis tų taisyklių ir veikti pagal tuos principus, nuo kurių dar, aš manau, niekas nepaneigė, kaip turi būti surenkama informacija, kaip jinai turi būti patikrinama ir kaip finale jį patenka vienokiu ar kitokiu formatu auditorijai. Tai va čia tas noras ir ta riba, jinai tokia, aš jaučiu tą tokią tendenciją, kad ypatingai tarp jaunesnių žmonių, kurie ateina dirbti žiniasklaidą, kad jie labai nori tapti tais tokiais žinomais ir matomais veidais. Ir tuomet jie ima daryti tos veiksmus, kurie labai greitai gali tai pasiekti. Jo, mes tarp studentų, dirbant su studentais, pastebim, kad kažkodėl studijuojant žurnalistiką šiais laikais norima saviraiškos, o ne to, kaip labiau kas tradiciškai klasikinė prasme yra ugdoma būnant, siekiant tapti žurnalistų, visuomenės informavimas, patikimos informacijos suradimas, atnešimas, visuomeniai pateikimas. Tai yra kartos šitas aspektas. Kaip įdomu, kiek laiko tai maždaug jaučiate? Vis tiek kiekvienais metais susidurėt su naujais studentais? Pastaruosius kokius 6-7 metų jo. O kaip jums atrodo tie nuomonių lyderiai ir tradicinė žiniasklaida, jie vieną kitą valgo ir konkuruoja iš tikrųjų? Ar kelia vieni kitiems egzistencinę grėsmę, ar gali sugyventi? Nežinau, kuriam klausimas, kuris norėtų. Mano požiūriu, kad taip, vienas žmogus, kad ir koks jis būtų populiarus, jisai niekada nepadengs visų aktualių sričių ir tradicinė žiniasklaida, jinai gali eiti jau į bendruomenės ir būti bendruomenėms aktuali kaip tokia, daugiau tarnauti tiems savo bendruomenėms. Gali būti tai visai mažos bendruomenės, bet jeigu tu turi ryšį su bendruomenė, kuriai tu neši informaciją, kuriai tu dirbi, tu būsi populiaresnis už tą, kuris tik iš ekranų kalba. Tai čia ir yra tas aspektas žurnalistikos, nors labai greita ta žurnalistika ir daug žurnalistų neišeina iš redakcijų, bet reikėtų šitą permastyti. Ir aišku, yra dar ta tendencija, kad auditorija keliauja į paskui turinį. Jeigu jinai turi kažkokį mėgstamą turinį ir tas turinys, nežinau, keliauja kažkokia laida iš kanalo į kanalą, iš televizijos į YouTube, tai tas ištikimų gerbėjų ratas, jis dažniausiai irgi keliauja kartu, ir turbūt tas tų influencerių yra tas privalumas, kad jie tą auditoriją gali atsivesti. Tai čia yra tų sąlyčio taškų, jeigu tu tau iš tikro priimtinos, nežinau, vieno ar kito žmogaus populiaraus ir turinčio įtaką vertybės ir tu norėtum jį matyti savo žiniasklaidos priemonėje, tai be abejo, kad jis ir atsives tą auditoriją nebūtinai visą, nes galbūt kai kam ta forma, kurioje tu esi, nėra priimtina ir jam ten, nežinau, patogiau YouTube žiūrėti, bet ne televizijoje, bet iš esmės, kiek aš esu susidūręs su pačiais įvairiausiais tokiais atvejais, kai arba pereina iš vienos vietos į kitą, arba sugrįžta atgal, tai nepaisant to, kad tie žmonės, nežinau, turi galbūt ir didelės auditorijas, bet jie vis tiek nori kažkaip save legitimizuoti ir tose tradicinėse žiniasklaidos priemonės ir jiem yra visai malonu, kai tu jiem pasiūlai kažką kartu kurti ir daryti. Ir ten, nežinau, aš būsiu dabar televizijoje, ne tik YouTube, tai ta televizija ypatingai dar vis tiek yra toks magiškas žodis, kuris masina, nepaisant to, kad galbūt ne taip drastiškai, bet auditorija šiek tiek mažėja. Bet noras tam būti didžiajame ekrane, o ne mažajame YouTube, ar ne, jis vis tiek egzistuoja. Kita tema truputėlį pakalbėkime, yra jau žiniasklaidos priemonių, dabar neatsimenu, Suomijoje lygtais yra pavyzdžių, kur atsidaręs naujienų portalą, iš esmės pirmas top 3 naujienas tu matai tokias, kurias jas parinko redaktoriai, o visa kita, ką tu matai tam vadinamam front page, jau yra tai, ką tau sugeneravo pagal algoritmus dirbtinis intelektas, atsižvelgdamas į tai, kokie yra tavo turinio vartojimo įpročiai, kokiamis tu temomis domiesi, ką tu naršai, ar dirbate su tokiais technologiniais sprendimais, pone Oganauskai, o gal planuojate tą daryti?
Taip dirbame, tai apskritai ta dirbtinio intelekto tema dabar pas mus jau tikrai yra darbotvarkėje ir turim tokius reguliarius susitikimus pačiose įvairiausiose srityse, nuo technologijų iki įmonės kaip tokios administracinės jos veiklos, bet iš esmės, aš manau, kad visų pirma, kuo tas dirbtinis intelektas yra, sakykime, priimtinas ir palankus, tai tuo, kad tu turbūt gali susimažinti kažkokias nuobodžių funkcijų atlikimą ir apimtis, tą, ką labai greitai gali padaryti mašina ir kur nebūtinai būtinas kūrybiškumas, o tiesiog yra kažkokie dalykai, kuriuos labai lengva padaryti. Bet kita vertus, kalbant apie tos algoritmus, tai mes čia esam turėję tokią ir diskusiją net Europos transliuotojų sąjungoje apskritai. Ar tai, kad tu suteiki žmogui daugiau turinio, kurį jis nori matyti arba kurį jis mėgsta, yra gerai, ar vis dėlto tu kaip, tarkime, visuomeninis transliuotojas ar bet kuri kita žiniasklaidos priemonė turėtum kurti algoritmus taip, kad neuždarytum žmonių į burbulus. Taip. Kad galbūt tas algoritmas neduotų socialinė atsakomybė yra vis dėlto rodyti aukščiau tai, kas yra svarbu. Neduotų tik tai, ką tu nori matyti, bet pasiūlytų ir tam tikrų dalykų, į kuriuos tu galbūt niekada neužeini, bet staiga, nežinau, tu ten lankaisi tik tai, nežinau, sveikatos kokioje nors rubrikoje, bet tau tada, pasiūlom, kad ir užsienyje, žiūrėk, yra kažkokių dalykų, kurie tau gali būti svarbus. Taip apie tai galvojame ir aš manau, kad tai turi būti tam tikras vis dėlto aukso vidurys, nes jeigu tu žmogų uždarysi tik tai nuolatinėme jo siekių ir norų kažkam patenkinime, tai tu kaip žiniasklaida neturi, aš manau, jo uždaryti, kurti dar naujų burbulų, nes jis jau ir taip gyvena socialinių tinklų burbuluose. Tai būtent čia aš irgi pieščiau tam tikrą analogiją su socialiniais tinklais, kur žmonės iš esmės mato galiausiai tai, ką nori matyti. Pone Danuskaitė, jums irgi tas personalizavimas atrodo labiau grėsmė, o ne galimybė? Tai yra technologinė naujovė, kurią turbūt kiekviena inovatyvi žiniasklaidos priemonė išbando ir tada kelia klausimą, tai kam tada yra visi redaktoriai ir vyriausiai, ir pavaduotojai, ir visi susirinkimai, ir žurnalistų apskritai, tas prioritetų dėliojimas, kas yra dabar svarbu, apie ką reikia pranešti. Tai mašina niekada nepadarys taip gerai, kaip galėtų padaryti profesionalas ir profesionalų komandos dirbančios žiniasklaidoje. Ir čia labai yra svarbu, manau, apskritai kalbėjimas apie tai, kaip veikia žiniasklaida, ta tradicinė žiniasklaida, daugiau tos virtuvės parodymas auditorijai ir tai, manyčiau, gali sukurti ryšį ir didinti tą patikimumą su auditorija, nes to trūksta, nes yra ta medijų raštingumo prasme, netgi tarp labai išsilavinusių žmonių, tarp vadovų lygmenyje yra problemų. Ir čia irgi galima būtų žiniasklaidai išnaudoti tą galimybę papasakoti apie tai, kaip tu dirbi nuo informacijos tikrinimo iki to, kaip vyksta tas naujiena atranka, kodėl vienos temos atsiranda, kodėl vieni skandalai iškyla, kiti neiškyla. Apie save pasakoti. Apie savo darbą. Tai irgi yra toks išskirtinumas viso kito informacinio ir triukšmo fone, galima sakyti. Nes tai informacijos rinkimas ir teikimas vis dėlto reikalauja tam tikro lygmens profesionalumo. Pane Ganauskai, man atrodo, LRT čia buvo tie, kurie tik tokia bandė žinių studijų užkulisius rodyti, ar ne? Taip, tai mes tą ir toliau darome ir iš tiesų atrandame tik tokią tą auditoriją. Tai, nežinau, tu nevirsti darydamas kažką pramoginiu būdu, nebūtinai virsti kakadų, bet tu vis tiek gali tą turinį papasakoti patraukliai, paprastai. Ir čia ypatingas tas dalykas turbūt yra tai, kad apie ką irgi nekalbėjome, kad tas mūsų dėmesys, ypatingai kuo jaunesnė auditorija, tuo jinai mažiau sukoncentruoja dėmesio ir tas trumpesnis laikas, kol jie pereina prie kažkokio kito turinio ir tos platformos iš esmės juos irgi įpratino tam greitam vartojimui, kur tu, nežinau, ten slenki į viršų, ten pasižiūri kažką 3 sekundės neįdomu, važiuoji tolyn. Tai čia žiniasklaidai, kažkaip reikia prie to adaptuotis, pačios savęs nesubanalint, bet vis dėlto randant tą būdą, kaip tame tokiam greitame turinio vartojime surasti galimybę papasakoti, kad čia yra svarbu
ir užtruk šiek tiek ilgiau negu 7 sekundės ir pasilik čia. Tai čia turint finansinius resursus jau dabar gali ten tuos trumpus video filmuoti, dėti į TikToką, nežinau, aiškinamąją tam tikrą žurnalistiką. Taip, bet čia tu turi eksperimentuoti ir ieškoti tų būdų, kaip pritraukti tą dėmesį ir kad žmogus tiesiog nepabėgtų ir sakytų, ai, čia jūs tie nuobodus, žinau, čia. Bet čia ir klausimas, ir dabar irgi tiek čia šiandien prakalbėjom apie tai, kaip paskui tą auditoriją nueiti, bet ar nepamirštame diskusijos apie tai, kad žiniasklaida turi ir tą šviečiamąją funkciją, visgi ir analitikai laiko turime rasti, kas šiais laikais vis dar svarbu. Tai kaip nepasiklysti? Nežinau. Ponia Danauskaitė, seniai kažkaip. Aš manau, kad tą žiniasklaidos priemonės labai puikiai supranta. Mes dabar yra iš tikrųjų toksai atsigavimas tyriamosios žurnalistikos projektų. Ir tai yra, kodėl jie atsiranda, kodėl apskritai tokios didelės redakcijos, komercinės žiniasklaidos priemonės 15 minučių neturi tyrimų skyrių, LRT turi tyrimų skyrių, Delfi skyriaus kaip ir neturi, bet turi tyriančiųjų žurnalistų. Tai yra tas supratimas, kad reikia auditorijai, reikia analitikos, kad reikia tokios informacijos ir tokios medžiagos, kuri augina pasitikėjimą. Ir tyriamoji žurnalistika ir yra ta medžiaga, ta žurnalistika, kuri kuria ryšį, augina pasitikėjimą ir daro žmonės skatina atsigręžti žurnalistiką ir pamatyti tos žurnalistikos prasme. Sakyčiau, kad net ir tokie maži projektai, ar ne, kaip Siena, redakcija, ar ne, jie turi, tai yra mažos visiškai mikro redakcijos, tai rodo, kad yra poreikis jiems, jeigu jie gali išlikti, gali išgyventi, gali atrasti savo auditoriją, vadinasi, yra poreikis tokiai žurnalistikai. Ir aš manau, kad bet kokiu atveju tie pokyčiai, apie kuriuos mes kalbame, tai jie galbūt nevyksta taip drastiškai ir greitai, kaip vyksta, nežinau, visam likusiam pasaulyje. Lietuvoje mes vis tiek, sakyčiau, su žiniasklaida turime pakankamai gerą situaciją ir tikrai daug žmonių ją įvairiausiais būdais ir formomis vartoja ir skaito ir žiūri ir klauso ir tos auditorijos nėra taip, kad jos drastiškai kristų, bet čia toks, tiesiog mes turime matyti tuos signalus ir tas ateinančias tendencijas, kad taip, kad yra tikrai egzistuoja kartų skirtumai, jie galbūt dar nepadarė tokio didžiulio poveikio, kad staiga, nežinau, visi išsijungia televizorius arba naujienų portalus ir staiga visi sumigravo tik tai į Facebooką, bet mes turime matyti, kad tai vyksta ir galvoti, kaip su tuo gyventi ir kaip papasakoti tose procesuose apie save ir parodyti, kad žiūrėkite, jo, čia yra visai neblogas būdas, kuriuo jūs dabar gaunate informaciją, bet yra toks ir jis yra, jo privalumai yra ABCDE. Tai kaip čia toks didžiulis lūžis kažkoks neįvyko, bet tiesiog, tam tikri procesai vyksta ir tiesiog nereikia jų pražiopsoti, nes tada tu gali likti toks vienas ir niekam nereikalingas, bet aš vis tiek tikiu, kad, kalbant, nežinau, ir apie tą pačią analitiką, ar apie kultūrinį turinį, tai jis niekada visais laikais nebuvo kažkokios labai didelės ir plačios auditorijos dalykas, kad to visiems reikėdavo, bet visada išliks dalis žmonių, kurie domėsis vienokiu, tokiu turiniu ir tokiu turiniu ir kurie, galbūt irgi paskleis informaciją, reiškia, tiem žmonėms, su kuriais jie bendrauja. Tai aš netikiu, kad analitika išnyks ir ją nužudys, nežinau, greiti TikToko video. Tai jeigu einant jau link pabaigos, tai ponia Oganauskai, nežinau, kiek vizionieriškas esat, bet gal papasakotumėt, kaip jums atrodo, kaip LRT atrodys po 10 metų. Aš manau, kad kaip ir pradžioj turbūt minėjau, kad kadangi žmonių poreikiai niekur nedings, tai iš esmės, čia yra klausimas, ar apskritai visuomeniniai transliuotojai tokie kaip forma jie egzistuos. Aš labai norėčiau tikėti, kad taip, bet to kvestionavimo ne visoje Europoje yra pakankamai daug, ar turėtų būti tokia žiniasklaidos priemonė, ar ne, kuri yra finansuojama, tarkime, mokesčių mokėtojų pinigais. Aš manau, kad taip, nes jinai atlieka tam tikras svarbias funkcijas, kurių nebūtinai atlieka kitos žiniasklaidos priemonės. Bet kalbant apie tokį technologinį šuolį, tai aš manau, kad televizija, kokia forma jį bebūtų, vis tiek ir toliau išlaikys tie dalykai, kurie vyksta tiesiogiai ir kur tu vis tiek nori dalyvauti, nežinau, žiūrėti olimpinių žaidynių atidarimą kartu susėdę, žiūrėti Eurovizijos finalą, žiūrėti kažkokių rinkimų, debatų laidas ir analitiką.
Visas kitas turinys taip, jis turbūt gali būti pasiekiamas bet kuriuo metu ir nebūtinai, sakykime, jam yra būtina kažkokiu būti linijiniu būdu transliuojama, bet kalbant taip visiškai apie ateitį, tai aš manau, kad vis tiek tai bus labai toks multiplatforminis darinys, kur tos medijų skirties nebus tokios didelės, kad tai yra radijas, televizija, tiesiog bus audio, video ir tekstas. Ir tu turėsi tam tikrą multiplatforminį darinį, rinksies turinį, kuris tau yra reikalingas. Bet vis dėlto, kad tam tikra linijinio turinio forma išliks, tai aš tikiu, nes net ir dabar tie, taip vadinamieji, fast kanalai, kuriuos kūrė, tai jie yra sudaromi to principu, kad tu nori, nežinau, žiūrėti nacionalinės ekspedicijos laidas non-stop, tai tau sukuria kanalą ir tu jį žiūri. Tai tokia turinio forma, manau, irgi išliks. Pane Danauskaitė, tai jums gal nesusijęs su konkrečia žiniasklaidos priemonė, bet bendrinio pobūdžio klausimas panašus, tai ką per 10 metų tradicinė žiniasklaida turi padaryti, kad išliktų svarbi? Na, aš 10 metų yra ir daug, ir mažai. Manau, kad jinai vis dar inovuos, kaip ir dabar tos svarbiausios žiniasklaidos priemonės, kurios turi ir kuria kanalus, tai tikrai galim turėti tos multiplatformiškumo ir turim jau dabar ir turėsim daug įdomių scenarijų, daug įdomių eksperimentų žiniasklaidos priemonės. Aš manyčiau, man įdomiausia, kas vyks regioninės žiniasklaidos priemonės, nes jos jau suvokia, kad jiems atėjo laikas skaitmenizuotis daug sparčiau, kad jų auditorijos irgi yra internete tose platformose ir atrodo, kad kol kas dar ieško būdų tiesiog išlikti senose formatuose, nemažai tų regioninės žiniasklaidos priemonių, bet man atrodo, po 10 metų tai jau bus vakarykštės dienos apskritai scenarius ir ką mes ten turėsim. Tai yra didžiulis klausimas. Europoje yra kalbama apie, ne tik Europoje, toks pasaulinis reiškinys, sakyčiau, vakarietiškas reiškinys ir Amerikoje formuojasi naujienų dykumos mažesnėse regionuose įvairiuose ir klausimas, ar mes tų dykumų neturėsim. Ir čia, sakyčiau... Pasakokit čia, gal nežinantiems, ką turite omeny. Naujienų dykumos tai yra tokios vietos, regionai ištisi, kuriuose nebėra tų bendruomeninių informacijos kanalų, kurie nebegauna informacijos iš nepriklausomos žiniasklaidos priemonės savo regione. Tai tokių yra vietų ir čia, aišku, ir valstybės politikos pastangų reikia, kad tos dykumos nesusiformuotų, neatsirastų, nes kai jos jau susiformuoja, tas spręsti problemą yra sunku labai kurti naują, sakykime, žiniasklaidos priemonę, jau geriau palaikyti tą senąją, bet kita vertus, ta senoji, jinai pati savaime irgi nėra vertinga, tai reiškia, kad pačiai redakcijai reikia inovuoti, kad reikia neprarasti auditorijų ir palaikyti tą auditorijos susidomėjimą svarbiais reikalais jų regione. Stebėsim, kas vyksta ne tik artimiausius 10 metų, bet turbūt ir dar ilgiau. Taikysimės prie pokyčių be abejo, bet tikiuosi, kad ir patys juos diktuosim ir inicijuosim. Tai ačiū labai, kad šiandien dalyvavot. Gytis Oganauskas, LRT generalinės direktorės pavaduotojas, buvo su mumis ir Džina Danauskaitė, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos ir medijų tyrimų centro, teisingai pasakiau. Asistentė, mokslo daktarė ir taip pat Lietuvos žurnalistikos centro vadovė. Aš esu naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.